Sveiki visi, čia vėl Žilvinas ir kalbėsimės toliau apie pirtis. Šiandien tema, ką reikėtų su savim turėti vykstant į pirtį, ar tiesiog einant, ir kokius apdarus dėvėti pirties metu. Tai pradėsiu nuo pirmo. Tiesiog vykstant į pirtį gal išskirčiau tokius 4 daiktus, kuriuos turėti. Na, moteriams gali būti, aišku, daugiau kaip visą laiką. Bet pagrindiniai tai būtų 2 rankšluosčiai, kepurė, kuri speciali pirties metu, kuri neleistų jums perkaisti. Tada šlepetės. Šlepetės tokios labiau žiemos sezonų, arba jeigu didelė pirtis, slidu pirtyje, pagrindas slidus, tai jo šlepetės, taip patogiau, bet šiaip tai basom. Aišku, viešoji pirty tai tikrai rekomenduočiau jas, nes dėl tiesiog pėdų higienos. Po to 2 rankšluosčiai. 2 rankšluosčiai, tai jie labiau skirti, vienas yra skirtas nusišluostymui, o kitas tiesiog pasitiesimui po savimi, kad prakaitas visas, kuris bėga nuo tą kūno, tiesiog subėgtų į tą rankšluostį ir tiesiog tokiu būdu neleistų kitiems sėdėti ant tavo prakaito ir taip pasimainant, ta prasme, ir kiti žmonės, kurie prakaituoja, kad jau nesėdėtum prakaito. Tai va taip. O tas antras rankšluostis labiau yra skirtas po visos procedūros, kada jau baigiam viskas totaliai, einam į dušą. Jeigu reikia, aišku, ir nusišluostom su švariu rankšluosčiu visą kūną. Taip pat. Moteriams kodėl paminėjau daugiau, nes čia labiau susijęs su vanojimo aspektais. Tai tuoj paminėsiu. Dabar prieikim prie to, ką turėti pirtyje. Tai rekomenduoju iš viso pirties metu būti visiškai nuogam, tam, kad nevaržytų kūno jokios gumytės, virvutės, kad jūsų kraujas tekėtų kuo puikiausiai. Tiesiog pirties metu temperatūrai kylant, mūsų kūnas labai gan stipriai išsiplečia, ten prasideda tokie visokie procesai ir jeigu mes suvaržom su kažkokiais šnereliais, viskas stabdosi ir gali susiformuoti tam tikri trombai, tai va, kas paskui gali pakenkti sveikatai. Tai dėl to rekomenduoju visą laiką, jeigu įmanoma, būkit nuogi, o jeigu neįmanoma, tai yra tokie specialūs sijonėliai, tiek vyrams, tiek moteriams, ir galite dėvėti juos. Šiaip užtenka rankšluosčio, su rankšluosčiu galima irgi apsijuosti, o sėdint galima tiesiog užsidengti kime vietą ir viskas. Pačiu vanojimo metu, tai kadangi aš guldau visus ant gultų, kad būtų širdies darbas susilygintų, žmogus, jeigu pavargęs po savaitės, po mėnesio tenais, tai dar sėdėti visą pirtį toks, karštai yra tikras iššūkis, aišku. Man jau bent jau maloniau yra gulėti, savo atsipalaiduoti, leisti atsipalaiduoti visam kūnui, tai va taip va. Ir kadangi jeigu turėsit vanojimą, tai tas rankšluostis labai gerai pasitarnaus. Tiesiog rankšluosčio gabalėlis, kuris yra gale kojų, vadinam tarp kojų, tai užsidengiame juo ir gulime toliau. O moteriams tas papildomas rankšluostėlis tai yra ant krūtinės zonos ir viskas. Ir vanotojas kuo puikiausiai apeina gražiai ir netrukdo niekam, niekas nevaržo. Tai vat, gal tokie dalykai pagrindiniai, kuriuos reikėtų turėti ir žinoti, kam jie skirti iš tikrųjų. Tai va. Nes dažniausiai žmonės
apsirengia ir glaudėmis, ir maudymosi kostiumėliais, tai ten ir šniurelių viskas suvaržyta, aš suprantu gražu, bet pati pirtis yra apie sveikatinimąsi ir ten, kaip sakau, kraujotaka greičiau pagreitėja. Tiesiog pagreitėja, visi procesai pagreitėja, viskas išsiplečia. Jeigu neriam šaltą vandenį, vėl susitraukia ir vėl vienas užėjimas ir antras ir taip pat kūnas tiesiog pulsuoja. Tai atsiminkim tą, kad visi suvaržymai jie nėra gerai širdžiai ir tai gali pasireikšti ne iš karto. Plius dar visa sintetika, įsivaizduokit, poros atsidaro visos poros, o ten sintetika nuo karščio, neįsivaizduojat jūs patys, ką gali išskirti, mes nežinom tiesiog, kas ten pridėta, ten prirašyta, gali ant etiketės būti vienaip, bet realiai kitaip ir paskui gali ir dirginimai atsirasti, ir sveikatos sutrikimai kažkokie, ir tiesiog nieks nieko nežino. Tai va, tada turi būti tyrimas, jeigu nori, bet čia visai kita istorija. Tai va, kad to išvengti, iš tikrųjų geriausiai eiti nuogam su rankšluosčiu. Tai va, ir kuo puikiausiai turėsit nuostabią pirtį. Tai va, šį kartą tik tais tiek, labai trumpai, bet tokia svarbi tema. Aš manyčiau, kad svarbi tema. Tai va taip. Tad iki kitų susitikimų, komentuokit, laikinkit, jeigu jums patinka, tai iki kitų kartų.